Kas vakar buvo Kaune filme? Labai daug dalykų vyksta, žinokit, žiauriai daug dalykų vyksta. Toks jausmas, kad dvi savaitės, nors miegi, bet aš manau, kad ne vienas taip jaučiuos. Atėjo pavasaris, jau dabar atėjo vasara, vis dar atrodo pavasaris, atėjo vasara ir mes taip greit išlėkėm į lauką ir taip greit atsidarė barai ir taip greit atsidarė, nežinau, pasaulis, kad norisi žiauriai viską suspėti ir norisi visur nuvaryti ir norisi ir tuo pačiu ir turėti savo atsakomybės, ir turi savo draugus, ir turi savo galbūt pomėgius, ir turi savo ir nieko nebesuspėjai, ir žiauriai leki, ir per tą lekimą, man atrodo, bet šiandien yra ta diena, man asmeniškai, galbūt tai, ką nors dar įkvėps. Šiandien yra ta diena, kai aš biškį sustosiu bėgti vienai savaitei, sau tai pasakiau, mes kitą savaitę išvažiuojam su bičialiais rašyti naujo albumo. Jis jau yra pradėtas, ta prasme, žiauriai exciting yra naują muziką kurt, žiauriai exciting yra galvoti apie naujus dalykus. Šį trečiadienį išeina naujas gabalas. Ir reiškia, visas šitas lėkimas nėra perniek, nes vis dar smagu daryti dalykus, vis dar smagu jūs matyti. Vis dar kažkoks yra jaudulys ir excitementas. Ir viskas ganėtinai paprasta, nėra čia kažko sudėtingo, čia tiesiog... Bet jūs, kurie čia esat, kažką pafilnat su šitą muziką, galbūt pafilnat ir su FC Baseball, ir galbūt pafilnat su Jessica, ir tiesiog lietuviška muzika bendrai jūs verčia kažką jaust. Ir tas jausmas yra geras jausmas, ir mes augam, ir mūsų daugėja, ir mūsų muzika gerėja. Toks tipo, aš po biškį tampu optimistu, kad viskas galų gale bus gerai. Šį vakarą patikėkit to ir jūs, jeigu jūs labai slegia LRT ir CNN, tai šiandien parykit po konso į jūros. Aidonas fabriką, jo. Varykit į afterį, o tada dar varykit po afterio, dar varykit į gamtą kažkur, pasimušt. Ačiū labai, kad visi šiandien čia susirinkot.